kokią Drew Beauty odos priežiūros rutiną naudoju aš pati. Įprastai kasdien mano odą puoselėja tik tai 4-5 Drew Beauty produktai. Be abejo, viskas prasideda nuo prausiklio. Ryte ir vakare naudoju prausiklį sausai odai. Būtinai tik tai drungnas vanduo, juo įmasažavus nuplaunu ir makiažą nuo akių. Bet jūs pirmais kartais visada galite išsibandyti, ar jums negrauš akių, ar bus komfortiška plauti ir akių makiažą. Tai svarbiausia, švelniai masažuojam, minutę 2 ir tada drungnu vandeniu tiesiog nuplaunam veidą. Ryte visada duše išmasažuoju ir prausiklių ir kaklą. Po prausiklio naudoju veido toniką. Tai nėra būtinas produktas odos priežiūros rutinoje, bet jeigu norite turėti aukštesnę odos priežiūros rutinos tą pačią kokybę, tai tada naudojame ir toniką. Aišku, tonikas nelygu tonikui, bet Drew Beauty tonikai, kaip aš vadinu, yra skysti serumai, kurie tikrai prideda naudos, jeigu juos naudojate pastoviai. Po toniko seka atstatomasis serumas. Dažnai naudoju jį visam veidui, kaklui, paakiams. Visos Drew Beauty priemonės skirtos visom 3 šitom zonom. Kartais pamiksuoju tą riebesnę zoną su drėkinamuoju serumu. Bet atstatomasis serumas yra mano pagrindinis produktas. Atstatomąjį serumą iš tikrųjų jau naudoju daugiau kaip 10 metų ir visą šitą laiką tai yra pagrindinė mano odos priežiūros priemonė veidui, kaklui ir paakiams. Ir neseniai sukurti mūsų koncentruoti serumai, skirtingi koncentruoti serumai, kurie yra skirti naudoti po produktu. Neseniai pasirodžiusi mūsų koncentruotų serumų linija. Tai yra geliniai produktai, kurie skirti naudoti po kremu arba po serumu. Kadangi atstatomasis serumas man atstoja kaip pagrindinį veido kremą, pagrindinį drėkiklį, tai fermentų serumą aš naudoju po juo. Ir iš tikrųjų, pradėjus naudoti fermentų serumą, nors mano oda yra labai geros būklės ir atrodė, kad jau jinai negali pajusti stipresnio anti-aging efekto, bet pradėjus naudoti fermentų serumą, net ir pati labai nustebau, kaip man pagerėjo paakių būklė ir tos raukšlelės pasislėpė ir net oda sustangrėjo, tokio skaistumo, šviesumo ir išvis pasikėlė visas veido kontūras, veido ovalas. Tai brandžiai odai naudoti kažkokią tokią stipresnę, aktyvią priemonę su aktyviomis medžiagomis, kuris stabdo senėjimo procesus, manau, kad yra būtina. Priminsiu, kad ta brandi oda yra tikriausiai po 40, jau turime suintensyvinti odos priežiūrą. Tai tokia priemonė būtina ir jį užtenka naudoti 1 kartą per parą. Tai ryte arba vakare, galima tiek ir, kaip sakyti, saulėtomis dienomis, tai visiškai šita priemonė nejautri saulei, naudojame šitos produktus. Tai va, tai mano pagrindinė 4 produktų rutina, kaip ir sakiau, kad kartais įterpiu ir drėkinamąjį serumą. Tai pagrindinė 4 produktų rutina – prausiklis, tonikas, gelinis serumas ir veido serumas, kuris man atstoja veido kremą. Tai va, tokia mano odos priežiūros rutina su Drew Beauty produktais.